Sveiki visi, su jumis L2 Edge. Ir šiandieną, kaip matote, aš žaidžiu Doom 3. Kodėl aš žaidžiu Doomą? Pirmas šitas dalykas. Šitas žaidimas man labai patinka. Tie, kas nežinote Doom pirmųjų dalių, tai jie yra sukurti pakankamai seniai. 1000 kažkelintais metais ir visiems niekam neįdomu kelintais tais metais, vienu žodžiu. Yra tenais vienu žodžiu pati pirma šaudyklė pirmojo asmens, sukurta ant kompų, ir tai buvo vienu žodžiu sulaukęs šitas žaidimas daug populiarumo. O šiandien mes šitą žaidimą pažaisim per video vienu žodžiu, nufilmuosiu šitą žaidimą. Todėl pagalvojau, nufilmuosiu kažką naujo, ne vien tik tą Left 4 Dead 2, žinokit, atsibostu tą patį per tą patį žaist. Ir jeigu jis jums patiks, tai prašau, laikykit, prenumeruokit, surinkit kuo daugiau peržiūrų, man reikia jų labai, ir vienu žodžiu, jeigu jums patiks, parašykit komentaruose, nufilmuosiu dar vieną seriją. Tai va, Doomas, visa esmė bus apie žudyti demonus, visokius demonus reiks žudyti. Ir žinokit, įdomi istorija, pakankamai įdomus žaidimas, ir bandysim perėti į visą, aišku, jeigu jums patiks. Tai va. Dabar bandysim. Žiūrėsim, kaip gausis ir kaip jums čia seksis. Jeigu jums patiks šis žaidimas, tai aš nieko prieš nufilmuoti daugiau jo, nes man jis ypač patinka. Siūlyčiau dabar, kaip žino, 2016 metai ir išėjo visai neseniai, išėjo Doom 4 arba tiesiog Doom. Jisai yra pirkti ant Steamo ir tenais yra awesome žaidimas, ten tokios geros grafikos ir toks brutalus, kad nežinau, norėčiau, kad vėjavaikis jį pažaistų. Iš tikrųjų patariu vėjavaikį, jeigu tu pamatysi šitą video, tai žinok, aš tau siūlau pažaist. Džiaugčiausi, jeigu paloštum. O jums žiūrovai, tai žiūrėsim, kaip gausis su šito gameplayu ir nežinau, turėkit gero laiko. Žiūrėsim, kaip čia gausis, biškį paprikolinsim. Žiūrėsim, kas čia bus, kas čia per žaidims. Nes kiek mačiau per trailerį, aš kai buvau mažesnis žaidžiau tas pirmas dalis Doom. Ir man iš tikrųjų patiko tenais. Ten nebuvo tokios kaip ir istorijos ar priešistorijas ar dar kažkas. Nes ten, žinot, tos pirmosios dalis, tais 2000 metais tai būdavo tokios, kaip sakant, pikseliai. Tai nelabai kas ten įdomus, bet užtat būdavo trimatis, tai va. Gerai, dabar filmuoks, tai aš užsičiapsiu. Čia dabar vienu žodžiu pasakoju, kad tai kosmoso korporacija, kuri yra įsikūrusi Marse. Jinai ten gamina naujos apsaugos ginklus visokius. Visokius, vienu žodžiu, įsikūrusi jinai kosmose yra. Ir tenais atlieka visokius eksperimentinius bandymus, tyrimus, gamina naujos kartos ginklus. Ten DNR ir mutacijas visokias ir taip toliau, ir visokius dalykus, kurių mes dar neturim. Tai va, ir mes būsim vienas iš tų karių, kurie skris į Marsą. Na, čia mūsų kaip ir transportas, nu, erdvėlvis. Čia biškai aš jau prasižaidęs, tai pradžią žinau. We have them on radar, sir. They'll be landing in a few moments. Excellent. See that Counselor Swan is sent directly to me. Yes, sir. Tower, Dark Star on final. We've got the Dark Star. You are set for lockdown. Welcome back. I can't believe it's come to this. I didn't want to come here. He left you no choice. True, but this is the last time. I'm tired of running damage control every time he makes a mess. Right. You're the control. And if that fails, I'm the damage.
knows what it takes. The trooper is gonna start doing things. Tai va, šituo žmogum būsime mes. Šito čiuveku ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Tai va, sėdėjau vis, per kurį biškį kažkaip man lagina. Welcome to Mars. All new arrivals need to check in at reception. Ak, taip. Šį kartą vis paklausysiu keistas žmogau su policininko uniforma. Welcome to Mars City, Union Aerospace's premier research facility. To expedite your processing. O Česlovai, kaip tau sekas? Česlovai, seniai matėmės. Eik tu nams, palaku, tu mane leidėt sėst, leisk, kad sėsk. Va. Tai va, Česlovai, kas nauja pas tavi gyvenime? Pas mane tai supranti, tu likė šieko, kakuoju gerai būti. O kas pas tavi gera, Česlovai? O taip, žinau, kaip man gerai gyvenas, eik tu na. Eik tu, aš tau neįsiu jokių nachų, blėmba. Česlovai, ko tu nori iš manęs? Nu supranti, tu dohe, varyk iš čia. Netrukdėk man sėdėti. Ko tu čia šneki su manim? Agir, Česlovai, ko nusisukai? Eik tu namas. Nebūsi, daugiau su tam nedraugausiu, žiūrėk, Česlovai. Žiūrėk, aš tau įrodysiu. Pala, kažką, kaip čia reikia pala išsimtus kumščius? Ai, va. Česlovai. Žiūrėk, Česlovai. Aš tau užmušiu, matai. Lemba, negaliu. Už žmonių! Česlovai! Vajetaus! Man neįdomu. Eik, tu pėdaras, sukis nuo manęs, dink nachu. Ko tu čia šneki su manim taip, Česlovai? Geras berniukas, nešnekėgi blogų dalykų. Fui! Vajetaus, nepilnametis. Eik tu na! Okei, kas čia? I'm gonna need you to step on one of those red squares on the floor for a bioscan. This will only take a second. Eik tu na, nu gerai, jau gerai. Okay, let me get this started. Ką čia darysi? Ai, taip, o čia mane apžiūrtų, tą ir nieko nesinešioju, skanint, tą ir taip toliau. Alright, bioscan looks good. You're cleared for entry. Ačiū, jau galiu eit. Ačiū, o. Gražus robotas. Parašykit komentaruose, kokį vardą norėtumėt sugalvoti šitam robotui. Nes jisai mus lydės per žaidimą, tai reikia jam sugalvoti vardą, tai va parašykit komentaruose, norėčiau išgirsti jūsų siūlymus. Išrinksiu geriausiai tikusi vardą, tai komentaruose parašykit ir pažiūrėsiu, koks vardas galėtų būti šitam robotui. Welcome to Mars. First time? You can just leave your bag there. I'll have it sent up your quarters. Okay, there's a few things we need to take care of first. This is your personal data assistant. You'll need this to access all secure areas. If you get clearance for any security zones, it'll download directly. It's important, so don't lose it. Pakeliu išleidžiu išmesiu, man įdomu. Tai va. Vienu žodžiu, turi gauti šitą kompiuterį, jisai tau padės. Vienu žodžiu, jisai jums padės. Vienu žodžiu, čia susipažint su visa šita bazė, čia galės siūstis į kompiuterį visokias duomenis. Tai va, prašau, imk L2 Edge, čia tau tas kompiuteris, tai galėsi viską siūstis, downloadintis žaidimų, galėsi prisisiūsti, tenais galėsi Angry Birds pažaisti, Super Mario Bros. Kaip sau čia belė, kaip bus įdomu. Blemba, koksai gaidys pasiūlė kompiuterį kažkokią nesąmonę. Plančią davė, siūtis visokiam nesąmonėm, karočią. Nei man reik tos plančias, čia apšiai nieko gero nėra dabar toj plančiai, kad čia dar galim. Čia mūsų vegas, o tai mums nereikia kuprinę pasiimt. Paliksim, kažkas nusineš, puhui. Kas čia? O. Parsistim kažkokią informaciją, kompas. Leiskit, noriu pafilmuoti video. Va reikia kompo. Galiu sudaužyti, ką žinai, man įdomu, ar galiu sudaužyti kompą. Kompė. Ne, negaliu. Nesąmonė. Negaliu sudaužyti kompą. Ką tu? O, tu dengma manęs gaidėjai, ką tu čia stovi prie manęs? Pedofilė tu. Ką tu, pedofils? Aš čia visus žaidysiu, žinau. I'm here because
Oi, aš čia, dėl to, kad turiu sužinoti naujos informacijos, kas dėdas šitoj bazėj. Žinokit, kad čia viskas gerai. Ne, bet aš esu informuotas dėl kitų įsigaliojimų. Aik tu sau rimtai, koks man skirtumas, blemba. Supranti, visi tik tas pinigų nori. O tu, ko tu išskirtinis? Nebijok, jie gaus savo produktą. Bet kiek nelaimingų atsitikimų turės atsitikti, kad jį gautume? Ką tu dabar? Ar visiškai nesupranti? Jie negali tiesiog čia ištverti, todėl jie visi išvyksta iš čia. Tu nesupranti, kad čia viskas gerai, okidoki, motherfuckeri tu. Viskas čia okei. Aš bijau, kad mes greitai prarasime daug žmonių, nes visi jau ir taip beveik išvyko iš Marso. Todėl, jeigu negausim savo produkto, tai nebegalėsiu. Čia leisi bandymų. Aik tu navas, mane svarbu tavo produktą, supranti. Aš sukursiu ir duosiu tada, kai aš norėsiu. Einam. Va žodžiu, kad tik pamatėm labai gražų dialogą, viens kitą apkeikė, nusikeikė į visiškai niekam nesvarbu. Čia tas gyvenims, ką tu? Negalima čia tau, varyk čia. Ką tau negalima, nu? Tik aš šaltų edge, man čia visur galima. Žiūrėk, pauostik mano tą daiktą. Gerai. Einam toliau, žiūrim, kas čia dar gero. Kažkoks kompas. O, ką tu? Eik tu savo, koks tu kiečiaus. Turbūt naujok sesė, ne? Eik tu namas. Aš ką tik atvažiavau, tai va čia man nepravardžiuo gerai. Agirš, tu lokas. Palik tu čia man ramybei. Kitaip, kai dėsi snukį, tai nuskris. O rimt, dėsi nukeltų edžių. Žinok, aš tau, kai trenksiu, tai tu nuskrisi su visą savo tą storų subinę. O, žiūrėkit. Žiūrovai, žiūrėkit. Jis turi papildomų kišenių užpakalį. Ok, man neįdomu. Gerai, judam toliau. Kažkokio nesąmonė čia įsidirbinėjom. Kas čia? Čia yra tulikas. Ir štai kaip mes gražiai atrodom. Eik tu. Hoba, 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 hoba. Džems, džems, hoba, hoba. Вообще, kas čia? Eik tu namas. Вообще. Nusisukit, žiūrovai. Visur apmyžau, viskas. Dabar kiti galės, vat. Visur, karočią, visur apmyšiu, vat. Alio, ateikit, labai švarus tuliks. Visur apmyžau, tai galėsit dabar laižyti. Mano myžalus. Ką tu? O, siunčiuos informaciją. Kas čia? O. Aš numušiau. Čia galima mušti kažką dar. O, mirk, mirk. Palauk, jis man nušitą. O, sumuštinis. Skraidantis sumuštinis. Skraidantis sumuštinis. Gerai. Ką jūs? Eik tu, aš nenūps. Ką tu? Sveikas, dar vienas žmogus, kuris čia atvyko. Naujoks, ne? O aš jo naujokas. Nekosik ant manęs! Supratai? Ne, nesupratau, varyk nuo manęs. Suprantai? Varai nuo manęs, gaidyto. Lemba, koksai nemandagus. Gerai, ką čia turim? Kas čia? O, gražu. Įjungiau šviesą, bent padėkotumėt, nei ačiū, nėra, ką čia. Tik nesakykit, ką galima žaisti. O, blemba, galim žaisti. O, eik tu 325 jau skorą, eik tu. Žiūrovai! Pagerinsiu savo skorą. O, kaip įdomu, vapšiai, net neįdomu, ką čia gerai pala. Aš negaliu palikti nei vienos kardinės nenumušęs. Leiskit, nuvalysiu stalą. Čia traukis. Ką tu? Aš Kinas, tu gaidį! Nelys prie Kinijos, kitaip kirsiu tau galvą! Ding nahu! Koksai vėl nemandagus. Visi nemandagus, kodėl jūs čia taip erzinat? Man, nieko negalim gražiai pasikalbėti. Apšiai einam toliau. Ką čia dar gara?
Attention. Bėgam. Dr. Braddock, please report to Environment Management Ką tu? Office 4 Alpha. Gerai, čia reikia eit. Čia turbūt, ne. Eik tu savo, mums reikia dar daugiau pagalbos. Pakvieskit žmonių, mums reikia pagalbos. Man pasakė pakviest pagalbos. Netrukdyk, aš kviečiu pagalbą. Čia kažkoks skaitys net neleidž, kažkai žiūrim, kažką čia man rodo, kad reikia įeit pasižiūrėti, bet turbūt kažkokia nesąmonė. Vaipšė kažkokia nesąmonė čia. Palagina. Karoči, man... Ką čia dar galim gerą? Took your sweet time, Marine? Now, here's the situation. Another member of the science team's gone missing. Savo vienos iš komandos prarado, yra situacija tokia. Tai mums reikia, kad tu patikrintum vieną kambarį. Taigi va, čia va tas kambarys patikrink, tenais dedas keisti dalykai. Tai va, tu naujoks, ne? Tai va, yra toks reikals, kad mums čia daug kas trukda. Tai va, šits tau robots padės ir parodys, kur tas kambarys. Nueik patikrink ir visus palygyvus. Atvesk jį čia. Tas, kas bus tam kambarį, visus atvesk čia. Gerai, klausom tavo įsakymų. Gerai. Tai va, vėl tas robotas, kurią mes dar nesugalvojo vardo, todėl mes jį vadinsim tiesiog robotu. Taigi, robote, rodyk, kur man eit reikia. Tai va, kai sugalvosim vardą, tai žiūrėsim, gal bus, nežinau, kaip jį pavadinti reikia. Gerai, Džordžas, knyga jaunesnysis, nesąmonę pasakiau, bet koks skirtumas. Tai va, judam toliau. Žiūrim, kas čia dar bus gero. Ir iš tikrųjų, biškiai jau atsibodo, nes nėra veiksmo. Todėl aš biškiai nusišneku, jeigu pastebėjot. Ir žiūrim, kas čia dar bus. Apšie net lagint per tą robotą. Negaliu, nes per tą robotą taip lagint. Apšie, ką čia dar galim. Viskas. Va, čia ką jau viskas atėjo. Kažkaip per greitai. Čia turim kažką gerą. Čia reikia kažkokio kodo. Žinau kodą. 6-9. Ok, čia nekreipki dėmesio. Galvau, gal tiks. Ką čia? Gerai, judam toliau. Greičiau. Nu va, ir vėl krovimo langas. Ir per tą laiką galim vėl pasišnekėt. Tai va, žiūrovai, tie, kas žiūri tą video, aš dabar bežaisdamas sugalvojau keletą vardų šitam mūsų robotukai. Taigi, pirmas pasiūlymas, aš nežinau, kokį jam vardą duot. Antras pasiūlymas, parašykit greičiau komentaruose vardą, buvo aš niekaip nesugalvoju. O trečias pasiūlymas, pavadinkim ją Džordžu. Tai va, jeigu jums patinka Džordžas, tai parašykit komentaruose ir nuo šiol visą gameplay'ų jį vadinsime tiesiog Džordžu. Tai va, daugiau aš nesugalvoju nieką gerą, taigi soriuks. Gerai, dabar eisim į kažkokį požeminį Marso miestą. Tai žiūrėsim, kas ten gera. Ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Ok, game saved. Koks skirtumas. Ok, dabar turėjo jau čia va, atėjom. Taigi, kareivėlį. O, va, jau man pranešė, kad tu atvyksi. Todėl, prašau, LTU Edge. Tau reikia pasiimti visus armorus ir ginklus, kad galėtum apsiginti, jeigu kas būtų. Tai va, prašau, pasiimk. O, blemą, davė gano. Labai gers. O, taip, va. Tai gerai, va, patikrinsiu radio sistemą. Gerai, tikrint radio sistemą dabar. Tikrinu. Puikiai veik, atrodo tavo radijas. Ok, patikrina radio sistemą. Atrodo, kad veik. Jau gavai misiją, tau reikia nueiti tą kambarį, ten patikrinti žmonės. Tai va, varyk. Greičiau varai, taigi po to mane užmuš ten tas apsauga, kad blemba nieka tavęs nevarau. Nuvaryk, sakau. Nu gerai, varau, palik man ramybę, aš varau jau tą kambarį, nesiparik. Nu gerai. Karočiui, taip visi nemandagus, kad tu.
Tu gal būsi geriau. O, sveiks, nepastebėjau tave, turbūt čia naujas žmogus esi, ne? Sveiks, naujokė. Žinok, čia pasidžiauk. Šitas požeminis miestas jau seniai negavo naujų darbuotojų. Kaip supras, kad negavo naujų darbuotojų? Jo, taip supras, negavo naujų darbuotojų. Nesąmonė kažkoks gaidys. Nieko negali. Nieko nepaaiškint. Būčiau šitam nušovęs, jeigu dar taip toliau šnekėtum. Su manim, na gerai, einam toliau. Ką čia? Nenorėčiau, kad rastum šitą kambarį. Kas vienu žodžiu, jis vėl šneka apie tą sugnistą kambarį. Ir mano, kad man yra labai įdomu. O jūs spėkit, šitas žmogus šneka apie tą kambarį. Viskas. Nebešnekėsi apie kambarį, nebešnekėsi. O štat pafilmuosiu tavo subinę, tai va. Tai didžiausias komentaras, koks tu galėjai gauti. Tikiuosi šito lavono nieks neras. Gerai. Judam toliau, žiūrovai. Kažką ten šnekti, koks skirtums. Neįgarsinsiu ten tų nesąmonių. Gerai, čia toliau einam. Kažkokią nesąmonę. Tu turėjai sutvarkyti visą sistemą, bet nesutvarkėjai. Taigi aš tvarkau, tik neaiškink man. Tu turėjai jas sutvarkyti. Tiesiog daryk savo darbą ir gerai. Ir paskui bėk. Nu darau, ble. Apšie, kokie nemandagus, visi keikėsi, karodžia, nėra gražiai išnekančių. Kad tu? Tu man išgazdinai. Daugiau negazdink bendradarbių. Nu gerai, negazdinsiu, kas tau daros. Nu aš negazdinsiu tave, supranti, negazdinsiu. Va, patenkits. Negazdinsiu. O kokia gera poza. Alio. Reik daryti screenshotą. Aik tu dams. Skaniai kvepi. Eik, savus net triusikų nesikeičia, neuostysiu, karočią. Triusikų nesikeičia vapšė. Čia reikia. Ai, tai panaudok flashlightą tamsiuose vietose. Tai va, iš tikrųjų šis žaidimas dar yra iš tikrųjų baisus. Iš tikrųjų čia yra pakankamai tokių dalykų, kai išlent kažkoks monstras iš tamsos ir taip toliau, todėl flashlightas čia yra labai būtinas, todėl, kad iš tikrųjų pakankamai baisu. Jo, tu naujas žmogus, ne? Vėl naujokas, seniai jau nebuvo čia naujokų. Tau davė užduotį, kiek girdėjau, kad tik apie ją pranešė man. Turi nueiti vat į lauką ir pereiti kitą bazės dalį, taigi varai. Vapšė, visi nemandagus. Kodėl jūs tokie nemandagus? Jaučiu kokie Agario žaidžiai. Angry Birds žaidė, ne? Angry Birds žaidžiai, ką daugiaugi? Apšė gerai, einam toliau. Ką jis daugiau gal žaist? Angry Birds pasijungė saviloj. Jam pokai tam įskapyti. Gerai, apšė. Kas čia dabar? Ai, tiksliai, taigi dabar eisi į lauką. Apšė. Einam. Tai va, mes ir Marse. Kaip matot, čia visur pusta, visokie čia dūmai. Mums nesvarbu, nes mes judam toliau. Ir einam čia. Darom tą dalyką. Einam toliau. Pakankamai daug filmuojam. Ką čia dar gerą galim rasti. Čia seržantas. Jau matau, kad nuėjai į tą vietą. Tai va pranešu, kad dabar davė naujus tau nurodymus. Kad reikia vienu žodžiu čia susitvarkyti su jo. Jis snukį pysti tvarkelio bus. Rimtai, aš jį užmušiu ten tačiuva kažkokį. Gerai, einam įvykdyti naujus nurodymus. Sakė, kad reikia užmušti tačiuva kažkokį, kurį visus, kurios rasim tam kambarį. Tai va, eisim visus nužudysim, bus gerai. Gerai, vapšė, kas čia. Ai, čia kažką reikia kažkaip. Nu, teisingai tikriausiai nuėjau. Iš tikrųjų kitų kelių nebuvo. Okei. Ne, tu nesupranti. Aš ten mačiau tokių dalykų. Tau reikia man leisti sustabdyti šitą procesą. Tu nesupranti. Tu nežinai, ką aš mačiau. Tenais yra toksai velnias, kad tu nežinai. Ten pragaras. Tu nežinai, kas ten dedasi. Vykdai Vykdyk. Eik sau, viskas praginėja. Džordžai.
O etos įvyka kažkoks nelaimingas atsitikims. Supratau. Šiaip man reikia čia. Taip toms. Okei, čia. Kas čia daros dabar? O, kas čia per daiktai? Jau va čia prasidėjo turbūt tas damdais. O ne. Blogai. Blogai. Bet kas tau čia? What the fuck? Okei, man tu jau nebepatinki. Džordžai! 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 Džordžas taip. Kas čia? O tu žalia rūta, eik tu nams. Okei. Šito nesitikėjau. O, mes buvom atakuoti iš kažkokios galaktikos atvykusių demonų. Tau reikia juos užmušti. Ačiū. Karočią šitą. Šlikšto. Kaip patikrinam dar kas čia yra? Visi! Pranešimas visiems darbuotojams. Prašome evakuotis staigiai. Prašome evakuotis. Greičiau evakuokitės. Visi evakuokitės. Gerai, mums liepia evakuotis. Tai va, dabar evakuosimės. Tai va, manau, kad užtenk šito epizodo. Pažaidėm Doom 3 šiek tiek šiandien. Tai va, dėkui, kad žiūrėjot, buvot su manim, žiūrovai, ir susitiksime kitame Doom 3 epizode. Viso gero ir ačiū, kad